Antradienio vakarą Vilniuje įvyko motociklo avarija. Motociklininkas susidūrė su dviem automobiliais. Jam prireikė medikų pagalbos. Čia yra Ukmergės gatvė, estakada virš Geležinio Vilko gatvės. Prieš gerą valandą čia įvyko tokia avarija, kurioje dalyvauja motociklas ir dar du lengvieji automobiliai. Ir dabar motociklininkas ką tik įlipo į greitosios pagalbos mašiną ir bus vežamas į ligoninę. Kaip pasakojo pats nukentėjęs motociklininkas, avarija įvyko, kai jisai judėjo nuo pedagoginio žiedo. Pirma eismo juosta motociklas BMW ir antra eismo juosta važiavo Bolt automobilis Toyota Prius. Ir pasak motociklininko, vos užvažiavus ant viaduko iš antros eismo juostos, Toyota rikiavosi į pirmą juostą. Transporto priemonė susidūrė ir dar virsdamas motociklininkas, sakė, labai saugojosi, kad neišlėktų čia per turėklus šito viaduko estakados. Na ir kliudė virsdamas Lexus automobilį. Dešinys galinis spernas pažeistas yra. Motociklas virto ant šono ir taip pat štai patyrė apgadinimų. Apgadintas ir Toyota Prius automobilis, nulaužtas veidrodis, visas šonas nubrauktas yra automobilio. Per visą mašiną eina juodas dryžis. Iš karto vairuotojai nesutarė dėl kalties, buvo kviečiama policija. Na ir vėliau paaiškėjo, kad 43 motociklininkui reikalinga medikų pagalba. Jisai teigia, kad jiems skauda koją. Atvažiavo medikai, motociklininkas sulaukė savo draugo, kuris žadėjo pasirūpinti jo motociklu. Na ir pats sėdo į greitosios pagalbos automobilį, išvežtas yra į greitosios pagalbos ligoninę Vilniuje. Na ir toliau jau įvykio vietą dirba policija, formina eismo įvykį. Na, o Priusą vairavo užsienio pilietis. Jisai iš karto nenorėjo sutikti dėl savo kaltės, nors rikiuodamasis iš antros eismo juostos į pirmą turėjo įsitikinti, kad jinai yra laisva, kad tai yra daryti saugu ir praleisti motociklą. Deja, tai yra ne vienintelė motociklo avarija. Šį vakar tragiškai pasibaigęs įvykis Utenos rajone, ten taip pat motociklas susidūrė su lengvuoju automobiliu ir motociklininkas žuvo. Taigi sezonas prasidėjo, pasitaisius orams, į gatvės išvažiavo motociklininkai, na ir pasipylė nelaimės. Taigi būkite atidūs, stebėkite aplinką, dairykitės į veidrodžius ir važiuokite saugiai.